absolventus pasveikinti kviečiame garbų svečią, Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorių, Mr. John Cloud. Tuo pačiu tikimės, kad ir pats ambasadorius bus pasveikintas absolventų joninių proga. Good afternoon, Rector, Dean Christiania, faculty, parents, family, friends, and most of all, the Vytautas Magnus University School of Law class of 2009. Congratulations on your graduation, and thank you for the honor of allowing me to be part of it. Pivotal moments in life, such as the day you graduate from law school, are always a time to reflect on what you have accomplished and on the road ahead. I actually find myself like you at the close of one chapter of life and ready to begin the next. I'm leaving Lithuania in a few weeks to begin my next post in the United States. Let me first say that I take only fond memories of Lithuania and especially Kaunas with me. Looking back, I see the great strides Lithuania and its people have made even in my time here. Today's graduating class is the embodiment of these accomplishments. You have worked very hard for the past 3 years and likely for many years prior to be here today. You have achieved something unique in Lithuania. The diploma that you are about to receive signifies much more than an ordinary law degree. You now have the preparation to help your country in its efforts to create a just, equitable, and tolerant society, and to help it implement the rule of law in the political, economic, and social realm. In addition, most of you have taken the additional opportunity to prepare yourselves to embark on a journey through the global society we find ourselves in today. The Certificate in Transnational Law from Michigan State University College of Law has equipped you with the tools to not only make a major contribution to the future of Lithuania and of Europe, but also to help shape this evolving world. So this day of ceremony is a marker of gifts received, aspirations fulfilled, hard work rewarded. It is my privilege to share it with you and your families. Once again, my congratulations to the class of 2009 on a job well done. I wish you a future that is challenging and rewarding, a future that provides you every opportunity to create the life and the world you imagine. Best wishes to you all. Dabar absolventus sveikins Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komiteto pirmininkas, docentas daktaras Stasys Šedbaras. Magnificencija rektoriau, ekscelencija ambasadoriau, mėly kolegos iš Teisės fakulteto, mėly jaunieji kolegos, tėveliai, mamytės, giminaičiai. Prasminga diena šiandien, didžiulė šventė jum. Galbūt kažkiek ir graudu, bet švęsit, smagiai švęsit ir tą progą iš tiesų sveikinu Janinas, Jonus ir ambasadorių Džoną. Bet visgi svarbiausias dalykas yra jūsų pakloti pamatai ateičiai. Be abejo, tai jau užbaigimas to svarbaus etapo. Toliau belieka karjera, galbūt doktorantūra, tačiau tie pagrindiniai pamatai jau pakloti. Ir iš tiesų visi labai džiaugiamės, visa teisinė bendruomenė džiaugiamės. Įvairiuose universitetuose tenka dalyvauti tie, kurie rengia teisininkus, kurie turi teisės fakultetus. Ir tikrai norėčiau labai pasidžiaugti, kad ir Vytauto Didžiojo universiteto teisės fakultetas yra lygiavertis su kitais teisės fakultetais. Ta galiu patvirtinti ne tik kaip buvęs dekanas, bet ir kaip dabar kitokio galbūt rakurso akimi. Ir tai, ką jūs gavote, iš tiesų yra nauja, kitokia. Jūs turite galimybę laisvai bendrauti, ne vien lietuvių kalba, teisiniais klausimais. Ir tai yra jūsų didžiulis prioritetas. Tam sunkiam galbūt dabar teisininko profesijos, taip pat kaip ir kitų profesijų kelyje, darbo rinkoje, jūs turėsite ir sertifikatą, apie kurį kalbėjo rektorius, kuris iš tiesų yra papildomas kelialapis į gyvenimą. Ir tos pastangos,
kurias pastaruoju metu tikrai dėjo ir rektoratas, ir Teisės fakultetas, išvirsta į tuos gražius diplomus, kuriuos jūs šiandien gausit. Ir pabaigai aš tiesiog norėčiau jūsų ir paprašyti, ir palinkėti. Na, nebe pirmas laiptelis, jau antras, žinoma, bakalauro diplomai buvo pirmas, bet visgi jau dabar pilna teisiai, teisininkų magistrų bendruomenės nariai. Visada jūs būsit vertinami jau kitaip šiek tiek. Aš tą sakau ir pirmakursiams, ir tuo labiau absolventams. Jūsų elgesyje, jūsų netgi žodžiuose, laikysenoje, aplinkiniai žmonės ir jūsų artimieji, ypatingai aplinkiniai žmonės, visą laiką vertins visą teisinę sistemą, visus teisininkus. Ir kartais vieno kažkoks paslydimas deda antspaudą visai teisininkų bendruomeniai. Mes būkim bendruomenės, tokios bendruomenės nariai, kurioje, kaip ir dekanė šiandien minėjo, visgi pagrindiniai principai yra sąžinė, žodžio laikymasis, humanizmas. Mes, teisininkai, visgi pašaukti spręsti socialinius konfliktus. Vienaip ar kitaip, kokioj pozicijoje bebūtumėt, advokato, teisėjo, vis tiek tai yra konfliktų, jeigu konfliktų nebus, žinoma, advokatai liktų be duonos. Tai šitoje vietoje visgi svarbiausia yra neperžengti tos humanizmo, tos sąžiningumo ribos ir tada tikrai visuomenės požiūris apskritai į teisininką, o patikėkit, visuomenė tarp teisėjo ir teisininko nedaug deda skirtumo, tai visi kartu kelkim šitos puikios profesijos prestižą. Profesija yra puiki ne todėl, kad yra aš teisininkas, o todėl, kad visgi teisės mokslai ir tai, ką studijuoja teisininkai dar kartu su teisės dalykais, tai yra valstybės reikalų tvarkymo instrumentai. Mes juos turime. Ar dėl to mus labiau myli ar labiau nemyli, mes juos turime, daug ką suprantame. Ir būkim atsvara apskritai visuomenė ir valstybei, mes teisinė bendruomenė. Su tuo aš dar sykį sveikinu jūs, jūsų šeimas ir linkiu labai, labai gero vakaro. Keletą žodžių. Kviečiame absolventų atstovą kalbai. Visų absolventų vardu noriu visus pasveikinti ir padėkoti atvykusius į pačią gražiausią mūsų šventę šiandien. Prisiminkime, kai prieš 3 metus stiepėmės vieni per kitus, smalsumo kupinais veidais pamatyti pirmojo mūsų, taip ypatingai, svarbiai ir beveik magiškai skambančio teisinio mąstymo testo rezultatus, mūsų buvo 2 kartus daugiau. Čia ir dabar mūsų tiek nėra. Čia ir dabar esam tiek, kiek esam. Būrys jaunų, protingai egoistiškų sielų. Visi. Ir tokie, kokie esam. Nei geresni, nei blogesni. Mūsų įgyta specialybė ir profesija, žinoma, didesnė už mus pačius. Todėl nevalia ir, ko gero, neįmanoma realizuoti jos vieniems arba po vieną. Todėl nuo šiol jūs ir koks beveik 100 mūsų veiksime išvien, jau kaip kolegos, kaip bendražygiai, kad išpildytumėm ją tinkamai ir atsakingai, išradingai ir atkakliai. Nes žmogus, turintis teisinį išsilavinimą, yra mažiau imlus pokyčiams ir visokiems kitokiems ritmiškiems užkeikimams, būdingiems bet kokiai politinės demagogijos formai. Dėl to ir yra mums suteikta galimybė būti savo, o ne praėjusių laikų herojais. O kartu su šia galimybė pareiga rūpintis ateitimi, pasiekiant ją turint tą protą, kuriuo vadovaujamės spręsdami dabarties reikalus. Taip pat pareiga išlikti visada atvirais, laisvais ir nepriklausomais, kiekvieną sykį randant kokybiškai naują sprendimą. Pasaulio, ko gero, išgelbėti jų nebepavyks, bet su visu žinių bagažu, kurį įgyjome iš jūsų, turime visas reikiamas ypatybės prisidėti bent prie savo valstybės teisinės sistemos, dinamikos, logikos ir ateities puoselėjimo bei tobulinimo.
Nes vienas iš teisės nuopelnų ir yra tas, kad ji padeda žmogui patikslinti savo egzistavimo laiką. Vytauto Didžiojo universiteto teisės fakultetas. Ne tik gražiai skamba. Išskirtinė mokymo sistema, ypatingi dėstytojai, specialus teisinio mąstymo lavinimas ir puikūs visų šių 3 metų darbo kartu rezultatai šiandien išties džiugiai nuteikia. Ir savo džiaugsmų visų pirma norime pasidalinti su jumis, visais teisės fakulteto nariais, dėstytojais, darbuotojais, mūsų tėvais ir artimaisiais, draugais, mūsų aplankiusiais garbiais svečiais. Nes pasidalintas džiaugsmas yra dvigubas džiaugsmas. Esame dėkingi jums iš visos širdies. Tad tariame jums iš tiesų patį nuoširdžiausią ačiū ir priduriame. Iki. Ne tik susitiksime teisme prasme, bet svarbiausia, pačioje įvairiausioje veikloje, mokslinėje, praktinėje, kuomet iš už kitapus apskrito stalo sutiktą jūsų žvilgsnį drąsiai palydėsime kolegišką šypseną.